Sveiki, aš esu ekspertė Viktorija ir šiandien aptarsiu, kas iš tiesų slepiasi naujausiuose Samsung Galaxy A36 ir A56 modeliuose. Jei nori sužinoti, kuris telefonas geriausiai atitiks jūsų lūkesčius, likite su manimi iki galo. Kalbant apie dizainą, šie du telefonai yra beveik identiški. Jie yra plonesni nei pernai, tik apie 7,4 mm storio, palyginti su 8,2. Vietoj 3 atskirų kamerų dizaino dabar turime sujungtą kamerų modulį, kuris atrodo išties prabangiai. Pirmas žvilgsnis į A36 ir A56 telefonus gali suklaidinti. Jie tikrai panašūs. Bet jei pažvelgsime atidžiau į jų dizainą, pastebėsime skirtumus. A36 turi plokščią kameros modulį, o A56 įdubusius žiedus aplink kameras. Abu telefonai turi Gorilla Glass Victus Plus apsaugą, tačiau A56 jaučiasi šiek tiek aukštesnės kokybės. Spalvų paletės taip pat šiek tiek skiriasi. A36 siūlo 4 spalvas – žaismingos levandų, laimo žalios, baltos ar juodos. O A56 turi grafito, šviesiai pilkos, alyvuogių žalios ir šviesiai rožinės variantus. Abiems telefonams suteikta IP67 atsparumo vandeniui ir dulkėms sertifikacija. Tai reiškia, kad telefonai yra atsparūs vandens purslams ir prakaitui, tačiau negalima panardinti į vandenį. Abu telefonai turi tokį patį ekraną, 6,7 colio AMOLED su 120 Hz atnaujinimo dažniu ir Full HD Plus raiška. Šiemet ekranai tapo ryškesni su 1200 nitų ryškumo režimu, kas yra patobulinimas palyginti su 1000 nitų ryškumo režimu, kurį turėjo A55 ir A35. Kalbant apie kameras, abu telefonai turi 12 megapikselių asmenukių kameras. Nors tai yra mažesnė raiška nei pernai, dabar jos pasižymi didesniu detalumu ir platesniu dinamišku diapazonu. Abu telefonai taip pat palaiko HDR funkciją ir 4K 30 kadrų per sekundę, o A56 turi patobulintą dirbtinio intelekto procesorių, kuris padeda sumažinti triukšmą asmenukėse. Pagrindinėse kamerose abu telefonai turi 3 kamerų rinkinį. 50 megapikselių pagrindinė kamera su optiniu vaizdo stabilizavimu ir HDR video funkcijos palaikymu. 5 megapikselių makro kamera ir plačiakampė kamera. A36 turi 8 megapikselių plačiakampę kamerą, o A56 12 megapikselių. A36 naudoja Snapdragon 8 Gen 6 lustą, kurio centrinis procesorius yra maždaug 8% našesnis palyginti su praeitų metų modeliu. A56 našumas yra dar geresnis, nes turi Exynos lustą. Tai suteikia dar našesnę ir geresnę patirtį palyginus su praeitų metų modeliu. Abu telefonai veikia su naujausia One UI 7 ir žada 6 operacinės sistemos atnaujinimus bei 6 saugumo atnaujinimus, kas yra tikrai įspūdinga šioje kainų kategorijoje. One UI pristato naujas funkcijas, tokias kaip Now Bar ir įvairias dirbtinio intelekto funkcijas. Šios funkcijos nėra tokios pažangios kaip Galaxy AI funkcijos, kurias matome S serijos įrenginiuose, tačiau jos vis tiek yra naudingos. Abu modeliai gauna Circle to Search AI Select, kuris leidžia kurti GIF arba fono paveikslėlius iš vaizdo įrašų, ir Object Eraser, kur pašalinami trikdžiai nuotraukose. A56 siūlo 2 papildomas AI funkcijas. Auto Trim, kuri naudoja AI išgauti akcentus iš vaizdo įrašų, ir Best Face, kuri pagerina kadrą iš judesio nuotraukos. Abu modeliai turi didelės baterijas, suteikiančias puikų baterijos veikimo laiką, panašiai kaip ir aukščiausios klasės S25 Ultra. A56 suteiks šiek tiek geresnį baterijos veikimo laiką dėl efektyvesnio lustų veikimo. Taip pat yra palaikomas Super Fast Charging su 45 W krovimo gale, kas yra patobulinimas nuo 25 W, kuriuos turėjo ankstesni modeliai. Tai leis pasiekti apie 65% įkrovimą vos per 30 minučių. Jei nesidomite papildomomis funkcijomis ir norite geros vertės už pinigus, A36 bus puikus pasirinkimas. Bet jei siekite prabangesnio dizaino, geresnio našumo ir aukštos raiškos kameros, A56 tikrai vertas savo kainos.
Ką apie tai manote? Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote. Video apačioje rasite nuorodą telefonams mūsų internetinėje svetainėje. Jeigu apžvalga buvo įdomi, spausk like ir prenumeruok Mobili prekyba ateities apžvalgoms. Ačiū ir iki kito karto.